Sveiki, su jumis 16-osios NKL savaitės gražiausių epizodų porcija. Jie pradeda Šakių Zanaviko centro Šarūno Beniušio netikėtas perdavimas varžovui Tadui Maželiui ir pastarojo dėjimas iš viršaus. Devintoje vietoje jaunųjų žalgiriečių titanas Martynas Sajus nejaučia gailesčio Raseinių Rasų komandos gynybai ir namų arenos lankui. Aštuntoje vietoje keliaujame į Molėtus. Vietinis vyrukas Eimantas Narušis pavogė kamuolį iš klaipėdiečių ir grąžina jį atgal varžovams, prieš tai nubaudęs juos 2 gražiais taškais. Septintoji vieta. Raseiniuose trečiąjį kėlinį Palangos komandos lyderis Erikas Kubilius pradeda jau apšilęs ir įsijungęs aukštesnę pavarą nei bet kuris kitas šeimininkų komandos krepšininkas. Vienas efektingiausių lygos krepšininkų Vilniaus Perlo MRU narys Antanas Udras kelyje Jonavos komandos krepšio link nesustojęs skynėsis kelią net ir po varžovo pražangos, o savo pasirodymą vainikuoja dėjimu. Penketuką pradeda Rasų žaidėjo Dariaus Marcinkevičiaus verpstė, po kurios kamuolį gavęs Karolis Guščikas žiebė varžovų gynybai galingą antausį. Ketvirtoje vietoje naudingiausias praėjusios NKL savaitės žaidėjas Adomas Drungilas. Aukštaūgis krepšininkas maginasi Raseinių Rasų komandos teritorijoje drebindamas lanką ir išrasdamas naują nusileidimo ant žemės judesiuką. Į dar vieną dešimtuką patekę trakų krepšininkai palieka įprastinį savo pėdsaką – etatinį alėjupą. Šįkart trečiosios vietos epizodo iniciatorius Simonas Lekys ir išpildytojas Domantas Pipiras. Antroje vietoje paskutinės rungtynių Joniškyje akimirkos. 2 taškais pralaimintys Vilniaus krepšininkai mačo likimą patikėjo Ignui Daukšiui, kuris susitvarko su įtampa ir įleidžia buzzer beaterį į delikateso krepšį. Rytis Pipiras sugrįžta į NKL savaitės epizodų 10-tuko viršūnę. Perlo MRU antžmogis demonstruoja savo supergalias peršokdamas Petrochemos komandos priekinę liniją.